Sveiki atkeliavę arba sugrįžę į istorijos pamoką su Laura. Ši mano pamoka tai praėjusios pamokos tęsinys. Taigi, jeigu nematėte pirmosios dalies, labai rekomenduoju nuo jos ir pradėti. Joje aptariau Prancūzijos situaciją revoliucijos išvakarėse, pagrindinės revoliucijos priežastis, chronologiją ir raidos etapus. O šioje pamokoje apie revoliucijos metais priimtus dokumentus, karaliaus giljotinavimą, revoliucijos rezultatus ir žinoma apie tai, kas ankstesnių metų istorijos valstybinio brandos egzamino užduotyse yra buvę šią temą, būtent iš revoliucijos. Taigi pradėkime nuo dokumentų. Juos įvardinau, kai kalbėjau apie skirtingus revoliucijos raidos etapus, bet dar šiek tiek jūsų dėmesio jiems. 1789 metais, rugpjūčio mėnesį, pačioje revoliucijos pradžioje, priimama žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Tikrai labai svarbus dokumentas. Deklaracijoje yra įtvirtintos prigimtinės žmogaus teisės, kurių niekas negali pažeisti. Tikslinga perskaityti šios deklaracijos ištrauką, kad iš esmės suprastumėt deklaracijos reikšmę ir esmę. Ištrauka iš 1789 metais, rugpjūčio 26 dieną, priimto žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos. Prancūzų tautos atstovai, išrinkti į nacionalinį susirinkimą, apsvarstė, kad žmogaus teisių nežinojimas, užmarštis ar jų panieka yra vienintelės visuomenės negerovių ir valstybės gedimo priežastis, nusprendė iškilmingoje deklaracijoje įtvirtinti prigimtinę žmogaus teisės, kurios jokių būdų ir niekaip negali būti panaikintos ir yra šventos. Todėl ši deklaracija yra skirta visiems visuomenės nariams ir nuolat jiems primena jų teisės ir pareigas. Todėl kiekvieną akimirką visi valdžių, tiek įstatymų leidžiamosios, tiek vykdomosios sprendimai turi atitikti bet kokios politinės institucijos veiksmų tikslus ir privalo būti gerbiami. Todėl visi piliečių reikalavimai nuo šiandien įtvirtinti kaip pamatiniai ir neginčiami, visiems laikams išsaugomi Konstitucijoje ir tarnauja visų geroviai. Dėl to nacionalinis susirinkimas pripažino ir skelbė su visa jam suteikta galia šią žmogaus ir piliečio teisės. Žmonės gimsta ir gyvena laisvi ir lygių teisių. Visuomeninių skirtumų gali atsirasti tik tuo atveju, jei jie naudingi visuomeniai. Kiekvienos politinės organizacijos tikslas – saugoti prigimtinės ir neatšaukiamas žmogaus teisės. Šios teisės yra laisvė, nuosavybė, saugumas, pasipriešinimas priespaudai. Esminga tai, kad aukščiausia valdžia priklauso tautai. Jokia politinė organizacija, joks individas neturi teisės į valdžią, jei ji tiesiogiai nekyla iš tautos. Įstatymais galima drausti tik tuos veiksmus, kurie kenksmingi visuomeniai. Visa tai, kas nedraudžiama įstatymu, yra leidžiama ir niekas negali būti verčiamas daryti tai, ko nenurodo įstatymas. Įstatymas išreiškia visuotinę valią. Visi piliečiai turi teisę asmeniškai ir per savo atstovus dalyvauti įstatymų priėmime. Ginantis ir draudžiantis įstatymai privalo būti vienodi visiems. Visi piliečiai yra lygus prieš įstatymus ir turi vienodą teisę būti renkami ir eiti bet kokias viešas pareigas bei gauti titulus tik pagal jų gebėjimus, dorybes ir talentus. Na, o 1791 metų rugsėjo mėnesį buvo priimta Prancūzijos konstitucija. Kas yra konstitucija, žinote? Tai pagrindinis šalies įstatymas, turintis aukščiausią juridinę teisinę galią. Valdžia buvo padalinta į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžias. Šioje lentelėje matote, kam priklausė įstatymų leidžiamoji, kam vykdomoji, o kam teisminė valdžia. Konstitucija praktiškai įgyvendino švietėjų suformuotas idėjas dėl valdžių padalijimo principo. Ar prisimenate, kuriam švietėjui būtent priskiriame tokį valdžių padalijimo principo modelį? Primenu jums, Charlesui Louis de Montesquieu.
Dar vienas įvykis, kurį verta bent trumpai paminėti ir aptarti, tai karaliaus giljotinavimas. 1792 metais karalius yra įkalinamas ir sprendžiama, ką su juo daryti. Vyksta įnirtingas ir ilgas teisminis procesas. Nutarta, kad karalius turi prisijimti atsakomybę už savo vykdytą politiką. Sprendimas – karalių giljotinuoti viešai. Tai įgyvendinama 1793 metų sausį. Lygiai toks pat likimas ištinka ir karalienę Mariją Antuanetę. Bausmė įgyvendinama šiek tiek vėliau, tų pačių metų spalį. Matote, ką gali padaryti ilgai engiama ir lygybės trokštanti tauta. Karaliui giljotinavimo dieną buvo 38, o karalieniai 37 metai. Šiame paveiksle būtent ir vaizduojamas karaliaus giljotinavimas. Tikriausiai svarbiausias revoliucijos metu įvykęs įvykis. Keliaujame prie revoliucijos rezultatų. Esminiai būtų šie. Prancūzijos revoliucija šalyje sunaikino feodalizmą. Žinoma, jo irimas paspartėjo ir Europoje. Revoliucijos metais buvo priimti labai svarbus dokumentai, įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės. Revoliucijos metais Prancūzijoje radosi respublika. Na ir žinoma, labai svarbu paminėti tai, kad suvokta, jog aukščiausia šalyje valdžia priklauso jos piliečiams ir jie turi galią priimti politinius sprendimus. Visi šie dalykai neabejotinai turi daug įtakos tolimesniai Europos raidai. Na ir pabaigai peržiūrėkime, kas istorijos valstybinio brandos egzamino užduotyse yra buvę šią temą, būtent iš revoliucijos. 2015 ir 2021 metais egzamino užduotyje vienas šaltinių blokas buvo skirtas analizuoti revoliucijai. Žinoma, klausimų iš revoliucijos apie revoliuciją sutinkame ir skirtingų metų egzamino testo dalyse. Apžiūrėkime viską. Pradėkime nuo šaltinių. Prieš jūsų akis 2015 metų egzamino užduotis ir vienas šaltinių blokas joje apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Pažiūrėkime, kokie šaltiniai buvo į jį sudėti. A šaltinis karikatūra, B šaltinis iš žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos, C šaltinis iš 1791 metais Liepos mėnesio Liudviko XVI laiško Austrijos valdovui Leopoldui, na ir D šaltinis iš 1793 metų gruodžio mėnesio Robespiero pasakytos kalbos. Visų šaltinių neskaitysiu, tai tikrai galite padaryti patys. Aš jūsų dėmesį noriu atkreipti į kelis klausimus, o atsakymai į juos leis pakartoti esmę apie revoliuciją. Taigi keliaujame prie klausimų. 41 klausimas. Paaiškinkite karikatūros pagrindinę mintį. A šaltinis. Keliamės prie karikatūros, nuodugniai ją apžiūrime, būtinai tai reikia daryti analizuojant karikatūrą ir matome, kad karikatūroje vaizduojama tuometinė situacija Prancūzijoje, nelygiateisė luomų padėtis. Trečiąjį luomą pamynė kiti du. Savais žodžiais suformuluojame karikatūros pagrindinę mintį. Grįžtame prie kitų klausimų. Atsakant į 42 klausimą, remiantis šaltiniais ir žiniomis, reikėjo nurodyti 3 revoliucijos priežastis. Jų yra gerokai daugiau nei 3. Jas aptariau. Tai ir absoliutizmas, ir luominė sistema, švietėjų idėjos, nesėkmingi karai, įstatymų nebuvimas. 43 klausimas. Įvardinkite visuomeninį kultūrinį sąjūdį, kurio nuostatos išreikštos deklaracijoje. B šaltinis. Nurodykite 2 šio sąjūdžio idėjas. Apie šį sąjūdį kalbėjau vienoje iš savo pamokų. Tai švietimo sąjūdis arba tiesiog apšvieta. Esminės idėjos apie prigimtinės žmogaus teisės, apie tai, kad suverenitetas priklauso tautai, apie įstatymų svarbą. Keliaujame prie 46 klausimo. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, pasirinktinai išskirkite 2 Prancūzijos revoliucijos etapus
Nurodykite būdingiausią kiekvieno etapo bruožą. Jau pakartojome, prisiminėm, kad etapų yra 4. Konstitucinės monarchijos laikotarpis, respublikinis valdymas, jakobinų diktatūra ir direktorija. Pagalvokite, ar nurodytumėte po būdingiausią etapo bruožą. Jeigu ne, gal verta dar kartą peržiūrėti mano praėjusią pamoką, kurioje tai ir aptariau. Na ir paskutinis klausimas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį. 47 klausimas. Nurodykite 2 teigiamus ir 2 neigiamus Prancūzijos revoliucijos padarinius to meto visuomeniai. Ši revoliucija toli gražu ne vien tik teigiami dalykai, kuriuos tikriausiai įvardinti yra lengviau. Buvo panaikintas absoliutizmas, sugriauta feodalinė sistema, priimti svarbus įstatymai. Tačiau ir liūdnoji, blogoji to pusė. Revoliucijos metais vykdyta teroro politika pareikalavo daug žmonių aukų. Prancūzija įsitraukė į ilgalaikį karą Europoje. Vyko nuožmi kova dėl valdžios. Apžiūrėkim ir 2021 metų egzamino užduotį ir kelis klausimus. A šaltinis Žako Louis Davido paveikslas Priesaika kamuolio žaidimo salėje 1789 metais, birželio 20 dieną, nacionalinis susirinkimas prisiekė neišsiskirstyti tol, kol bus parengta konstitucija. B šaltinis iš 1791 metais Liepos mėnesio Liudviko XVI laiško Šventosios Romos imperijos imperatoriui Leopoldui II. Atkreipkite dėmesį, kad čia lygiai tas pats šaltinis, kuris buvo ir 2015 metų egzamino užduotyje. C šaltinis iš Algio Kasperavičiaus knygos Didysis Bastilijos šturmas, na ir D šaltinis iš Simono Sebag Montefiorės knygos Istorijos titanai. Vėlgi šaltinių neskaitau ir nuosekliai visų klausimų po jais taip pat. Jeigu matote poreikį, tai padarykite patys. Porą klausimų, į kuriuos noriu atkreipti dėmesį ir pakomentuoti. 37 klausimas. Kuriuo socialiniu sluoksniu daugiausia rėmėsi žirondistai ir kuriuo jakobinai savo valdymo laikotarpiu. Primenu, kad tai tokios politinės grupuotės. Žirondistai rėmėsi buržuazija, pasiturinčiais miestiečiais, o jakobinai Paryžiaus sankiulotais, miesto varguomenė. 40 klausimas. Išskiriami šie revoliucijos etapai – konstitucinė monarchija, respublika ir jakobinų diktatūra. Nurodykite kiekvieno iš šių etapų svarbiausią įvykį. Klausimas kartojasi. Toks buvo ir 2015 metų egzamine. Tai tik patvirtina, kad revoliucijos etapuose susigaudyti reikėtų. Pakartokite kiekvienam etapui būdingus bruožus. Prie šios pamokos pridedu ir nuorodas į 2021 ir 2015 metų egzamino užduotis. Rekomenduoju detaliai perskaityti visus pateiktus šaltinius ir pamėginti atsakyti į visus klausimus, nes aš aptariau tik kai kuriuos. Na, o dabar testo klausimai iš skirtingų metų egzamino užduočių apie revoliuciją. 1789 metais Prancūzijos revoliucijos išvakarėse didžiausia iždo lėšų dalis buvo išleidžiama. Nežinau, ar tai esmė apie revoliuciją, bet 2023 metų egzamino testo klausimas būtent toks. Didžiausia iždo lėšų dalis buvo išleidžiama palūkanoms už valstybės skolas. Kam valdant Prancūziją buvo priimta žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Ji priimta 1789 metais. Valdžioje dar vis Liudvikas XVI. Kol kas jis dar negiljotinuotas. Jakobinams atėjus į valdžią Prancūzijoje buvo įtvirtintas respublikinis valdymas, kurį Prancūzijos istorijos laikotarpį atspindi Žako Louis Davido paveikslas Marato mirtis. Žanas Polis Maratas buvo vienas iš pagrindinių Prancūzijos revoliucijos veikėjų. Jis palaikė revoliucijos šalininkus, prijautė jakobinams. Maratas buvo nužudytas jaunos merginos, o ji už tai buvo giljotinuota.
Tas Prancūzijos istorijos laikotarpis, žinoma, Prancūzijos revoliucija, kuris teiginys yra iš 1789 metais priimto žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos. Tai A teiginys – nuosavybė yra šventa ir neliečiama, niekas negali jos atimti. Prancūzijoje Jakobinų diktatūros metais, atsakant į šį klausimą, matyt labiausiai tinka atmetimo principo taisyklė. Teisingas atsakymas D – nustatytos kainos būtiniausioms prekiams, kurioje eilutėje išvardytos 1789 metų Prancūzijos revoliucijos priežastis. Kiekvienoje po 2 priežastis ir abi turi tikti. B netinka Jakobinų diktatūra, ji revoliucijos metais, tai ne priežastis. C marksizmo atsiradimas, D nacionalizmo plitimas. Taigi teisingas atsakymas A absoliutizmas ir luominės privilegijos. Kurią valdymo formą 1791 metų konstitucija įtvirtino Prancūzijoje? Buvo įtvirtinta konstitucinė monarchija, nes yra konstitucija ir yra monarchas. 1791 metais jis dar nėra giljotinuotas. Kuris iš šių teiginių nebuvo deklaruotas 1789 metais Prancūzijoje paskelbtoje žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje? Nebuvo deklaruota valstybinė religija. Teisingas atsakymas B. Katalikybė yra valstybinė religija. To nebuvo deklaruota. Na ir pabaigai, kuris iš šių reiškinių nebuvo didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis? Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis tikrai nebuvo reformacijos idėjų plitimas. Reformacija jų gerokai anksčiau, dar 16 amžius. Visiškai pabaigai mano knygos rekomendacija tiems, kuriuos revoliucija domina labiau negu tik galimas įvykis, tema egzamine. Edmund Burke apmąstymai apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Perskaičiau kelis kartus ir drąsiai rekomenduoju. Tikrai verta dėmesio knyga. Na ir viskas. Šiose mano pamokose apie revoliuciją tiek. Tikiuosi, kad pakartojote daug svarbių dalykų, kurie bus naudingi. Susitinkame kitose istorijos pamokose. Iki greito.